Nu gerą dieną. Žiūrėkit, kokį Opeliuką gražuolį turim. Šiandieną Opel Insignia 2019 metų. Gražus, baltas, perlas, spalvytė, LED žibintai, 3M kameros, susidūrimo prevencija, distronikas, geros padangėlės, gražūs ratukai. Dar vienas komplektas žieminių jums. Taip pat yra beraktė rakinimo užvedimo sistema, yra atlenkiamas kablys, yra ir bagažinės liftas, erdvus, talpus automobiliukas. Taip pat, žiūrėkit, turim štai tokį ženklelį. Visų varančiųjų ratų sistema ir biturbo, tai 154 kW ir gražus odinis salonas, pat gale šildomos sėdynės, juodos lubos, zonos asistentas. Kas dar mūsų laukia masažas, elektra valdomos sėdynės su atmintim, skaitmeninis skydelis, susidūrimo prevencija. Kaip minėjau, kameros 3M, šildomos ventiliuojamos sėdynės, čia yra visi mygtukai, Bose audio sistema, aišku, automatas, matot, vairas šildomas, su lapkim, ridos 278, automobiliukas prižiūrėtas, važiuoja smagiai, patikrintas, viskas veikia kaip priklauso, atvažiuojate, įsibandot, įsitestuoti ir jeigu reikia tokio automobiliuko, jo kaina bus apie 12 000. Tai va, Insignia, graži, praktiška, smagiai važiuojanti ir galbūt naujas jūsų automobilis. Tai va, kol svarstot, negaiškit, gal greitai kažkas kitas nupirkti. Dažnai būna tai pas mus, žmonės įsirenka vieną automobilį, kol nusprendžia, kol atvažiuoja, jau nebėra. Tai va, Opel Insignia 2019 metai, 2 litrai, biturbo 154 kW. Smagiai važiuojantis, parodžiau praktiškas, parodžiau talpus. Parodžiau, kad turi daug privalumų. Tai va, Gėlyno gatvė 10 Marijampolė užsukit, pavaišysim kava, pakviesim į svečius, parodysim automobilį, prasivažiuosim, įsibandysim, padėsim užregistruoti ir dar jeigu reikia pinigėlių, duosim ir tų. Tai va, geros dienos visiems.